Pagaliau atskridau į Švediją. Pala. Čiagi Ryga. Nu va, jau sėkmingai patranzavau, žiūriu, dabar esu jau kitoj vietoj, 170 km nuo tos vietos, kur man reikia būt. Reiks dabar vėl susitranzuoti kitą automobilį. Tik nežinau, ar šitoj vietoj tą darysiu, ar paeisiu šiek tiek atgal. Bet matau čia labai gražius akmenis, tai pabandysiu čia užlipti. Tiksliau, ne pabandysiu, o užlipsiu, nes Laurynas už šitą frazę man ausis nukirps. Taip, Rimantai, nukirpsiu. Labai įdomiai parodė Žilvinas Butkevičius, ką reiškia žodis pabandysiu. Jisai tiesiog paėmė stalą ir tas pabandysiu, tai pabandysiu pakelti, jisai sako. Tai tu jį ar pakeli, ar nepakeli. Tai vat, nuo to laiko aš kitaip pradėjau žiūrėti tuos žodžius ir labai džiaugiuosi, kad Laurynas dėl to kerpo man ausis iš tikrųjų. Jo, arba ten kitas pavyzdys, pavyzdžiui, norėčiau pabandyti būti ten pozityvesnis. Tai nesąmonė, arba tu esi, arba tu nesi. Viskas labai paprasta. Bet aišku, tu esi. Kai Švedijoje tranzuojant pamatau, ką nors panašaus į tai, būtinai turiu pažiūrėti, kas čia yra. Trys, du, vienas, kas čia? O čia jau Gotemburgas. Atvariau į Gotemburgą, važiavau su žmogum, kuris sėdėjo 2 metus kalėjime dėl to, kad prisisodino 2-metrinių kanapių. Tai va, apie tranzavimą Norvegijoje, tai tikrai drąsiai galiu pasakyti, kad tranzuoti galima. Labai ilgai neužtrukau. Pirmieji, kas mane pasitiko, jūs, aišku, galite labai laisvai atspėti. Aš galiu net nesakyti to į kamerą, jūs galite šiaip spėti. Jeigu teisingai atspėsi, gausi irgi dovaną iš manęs, tiesiai iš Švedijos, tiesa ne Norvegijos, bet nesvarbu. Tai va, tai Norvegijoje tranzuoti pakankamai paprasta, nors kai kurie sako, kad visgi taip nėra. Švedijoje maždaug per valandą man sustojo 4 mašinos, 3 iš jų važiavo ne į man tinkamą pusę. Tai kaip ir sakyčiau, rezultatas tikrai geras, turint omeny, kad kai kurie tranzuotojai sako, kad tos šalis nėra tinkamos tranzuoti. Tai aš manau, kad eilinį kartą arba man pasisekė, arba visgi ten tikrai galima tranzuoti. Tai va. Jeigu Švedijoje nori būti lieknas, gerk Vitavit.
Pagaliau atradau savo tikruosius brolius ir seseris. Pirmą dieną Švedijoje pasirodė, kad tai yra blondinių ir blondinų rojus. Iš tikrųjų taip nėra. Didžioji dalis blondinų pasaulyje gyvena absoliučiai visos Skandinavijos, Baltijos šalyse, tai čia ir mūsų Vilnius priklauso, Vokietijoje, Lenkijoje. Ir dar tiesa įdomus faktas, kad blondinai ir blondinės yra klasifikuojami į galbūt 9 rūšis. Tai pavyzdžiui, platininiai blondinai blondinės, braškiniai blondinai blondinės, smėliniai blondinai blondinės, peroksidiniai blondinai blondinės, čia pagal plaukų spalvą. Nu ir mėlynas akis. Štai mes ir atvykome į saulėtą Ispaniją. Tai va, o šitą darom interaktyvų. Švedai yra tiesiog labai pamišę dėl rūšiavimo, jie rūšiuoja viską visur ir visada. Mes matėm, kaip griovė namą ir jie traukė metalus iš namų ir turbūt irgi rūšiavo. Bet kadangi šitas epizodas yra labai interaktyvus, tai darykim taip. Jeigu tu man parodysi, kad tu rūšiuoji, tai tu gali nufotkinti šiukšliadėžę arba nufilmuoti. Dar geriau, jeigu tu parodysi, kaip tu ten dedi kažką, aš tau asmeniškai atsiųsiu filmuką, kaip aš renku šiukšlės gatvėje, centre ir dedu į šiukšliadėžę. Bet švedai tikrai yra pamišę dėl rūšiavimo. Gerai prasme. Jeigu Švedijoje neturi kur nusiprausti, prausiesi čia. Nes Švedijoje visus metus šviečia saulė. Kaip Vilniuje yra autobusų stotis, taip Švedijos jūroje yra keltų stotis. Jeigu jūroje nori nuplaukti į kokią nors salą, tai tau reikia valo. Švedijoje, jeigu maudytis, tai maudytis. Dabar mes esam prie didžiausio ežero Švedijoje ir prie trečio didžiausio ežero Europoje. Ir dabar mes turime nerti. Varom! Girdi, ką turiu? Tai va, šitas ežeras yra trečias pagal didumą Europoje, pirmas pagal didumą pačioje Švedijoje. Vanduo tikrai gaivus, geras, vėsus. Tiesa, tu jo pavadinimą gali išsigūglinti Google'e ir jeigu tu atsiųsi man tikslų jo pavadinimą, tu gausi tai, ką aš čia laikau tarp rankų. Ir čia, man atrodo, 1, 2, 3, 4, 5 įdomus daikčiukai. Tai va, parašyk tikslų pavadinimą. O beje, įdomus faktas, kad už patį didžiausią Lietuvoje ežerą, šitas švediškas ežeras yra didesnis 128 kartus. Tik. Tomas ir Dalia sakė, kad čia atidarys upės užtvanką ir bėgs daug vandens. Mes čia esam, po mumis yra niekas. Šuolis su guma Švedijoje! 3, 2, 1!
Dabar mes matome prieš savo akis 101 pasaulio stebuklą, kai užtvanka nusileidžia ir pradeda bėgti vanduo.